Evangelija pagal Joną 6 skyrius 60-69 eilutės. Tai pakartojimas Jozujės klausimo iš pirmojo skaitinio, Jozų 24 skyrius, 1-18 eilutės, kai Jozuje tiesiog pakvietė prisimti atsakomybę ir dar kartą pasitikrinti, su kuomgi aš ruošiuosi tęsti savo kelionę šiame gyvenime. Jozuje tada visai izraelitų bendrijai tautai pasakė iš tokios negatyvios pusės: jei jums nepatinka tarnauti viešpačiui, rinkitės šiandien, kam tarnausite. Ir po to įvardina dievams, pridėkim prie tų dievų, tai mano sudievinta nuomonė, kurią labai vertinu, nes esu šiandien taip išlavintas šiandieninės visuomenės, kad mano laisvė tokia svarbi ir mano nuomonė yra nepakartojama, didesnė už Dievo, Biblijos ir ko tik norit kito nuomonė. Todėl nuo manęs priklausys, kokia šiandien bus tiesa. Ta daro didžioji dauguma šiandien, kaip nebūtų keista, atrodo, protingų, išsilavinusių žmonių. Pasakau protingų, išsilavinusių, bet nebūtinai išmintingų. Tai yra skirtumas. Protingas ir išmintingas tai nėra tas pats. Taigi šiandien Viešpats užduoda tą patį klausimą ir Evangelijai, sakydamas savo jau dabar ne tik tai didžiuliai masiai žmonių, ne tai, kad visai bendruomeniai, ne visai tautai, nes, žinote, skaičius nežavi Dievu. Skaičiumi manipuliuoja piktoji dvasia. Dėl to ir Biblijoje atrasite Viešpaties perspėjimą, kad piktosios dvasios jėga skaičiuje. Pas Viešpatį Jėzų truputį yra kitaip. Dievas per daug nesureikšmina daugumos. Pas jį, ko gero, retai kada išgirsite tokį sakinį: aš kaip visi. Visi taip daro, mūsų daug. Greičiausiai bus atvirkščiai. Jisai kalbės, kad mažoji kaimenė, mūsų nedaug, visi mane paliko. Ir šiaip Dievo žmonės, kaip ir pranašai, kartais jie melsdavosi: Dieve, ką daryti, esu paliktas vienas, nebeturiu, kas su manim toliau eitų, kas mane palaikytų. Ir Jėzus užduoda klausimą savo mokiniams, sako: tai ką, ir jūs norite mane palikti? Kaip sako savo 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Toksai klausimas buvo. Dabar dėl ko? Kadangi mūsų Evangelija prasidėjo tokiais žodžiais: anuo metu daugelis Jėzaus mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Tai būtų tarsi šiais laikais priešingybė. Mes atvirkščiai ieškome kietų vyrukų, kietų moterų, kurie galėtų kietai pakalbėti bažnyčioje, kietai pakalbėti kur? Politikoje. Jis kietai pakalbėjo, kur ten suvažiavime, susirinkime. Taigi mes tokius mėgstam. Tie, kurie kietai atrodo, kietai šneka, kietai masto, bet tai yra visiškai priešingybė Biblijai. Viešpas ne kietai kalba, jis kalba su meile. Ar meilė gali būti kieta? Nežinau. Ir Viešpas į tą atsakymą, kieti tavo Jėzaus žodžiai, kas gali jį klausytis, čia reikėtų, jeigu nežinome konteksto, truputį paaiškinti, kame tas kietumas. Ar šiaip Jėzaus žodžiai visi tokie kieti, kad jų neįmanoma klausytis? Manau, kad ne. Yra daug tokių gražių žodžių, kuriuos mes cituojam, mes sveikinimuose išsiunčiam kokią nors labai gražią Jėzaus žodžių, derinį, sakinį, gal truputį priderinam, kad būtų mieliau klausytis,
pasirodo, kad kalba vyksta apie Jėzaus Kristaus labai radikalų ir galim sakyti, esminį dalyką. Jėzus pasakė labai kietai, be jokių užuolankų, kad mano kūnas yra valgis, mano kraujas yra gėrimas. Kas valgo mano kūną, turi amžiną gyvenimą, kas mano kūno nevalgo, gyvenimo nematys. Kas geria mano kraują, turi gyvenimą, kas mano kraujo negeria, gyvenimo nematys. Štai toks kontekstas. Ir šioje vietoje atsitiko tai, kas yra būdinga ir mūsų laikais. Jėzus šiuos žodžius pasakė minios akivaizdoje. Išversime mūsų kalbą greičiausiai per Velykinį arba Kalėdinį sveikinimą arba per kokią nors mūsų lietuvių tautos šventę, kaip tai atsitiko su Nijolė Sadūnaitė arba su mūsų parlamentarė Zita, kuri va taip išėjo ir garsiai pasakė kažką tokio, kas nepatiko daugumai, rėžė ausį, nes tekstas, kuris buvo ištartas, buvo nepolitkorektiškas. Ir toks žodis politkorektiškas, girdėjote, tai neigiamas žodis, vadinasi, jis nebuvo prisitaikęs prie visų klausytis tokių žodžių, kadangi pasakė tiesą be užuolankų. Ir dėl to parašyta, kad nuo to meto nemaža jo mokinių dėl tos nepolitkorektiškos kalbos visiems pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Mes tokių pavyzdžių turim labai daug šiandien. Tu gali prarasti darbą, tu gali, jeigu esi kažkoks tai muzikantas, menininkas, tau gali uždrausti koncertus, tau gali pastatyti tokias sąlygas už tai, kad tu nepasakėjai taip, kaip mes tau pasakėm pasakyti. Todėl įsiunčiam žinutės į visas Lietuvos koncertų sales, kad jeigu tu norėsi ten koncertuoti, šitos salės, šitų salių, šitų erdvių vadovai turės problemų. Ir jūs žinote, apie ką aš kalbu, kadangi tai buvo visiškai neseniai, čia dar prieš gerus metus. Taip pat jūs nepamatysite ir tų žmonių daugiau mass media ekranuose, laidose, kai bus kviečiama ar prašoma išsakyti kažkokią tai nuomonę. Girdėjau netgi tokį atvejį, kad iš nacionalinio transliuotojo pasakė, kad jeigu tas žmogus kalbės, sako, mes netransliuosime. Kol esame valdžioje, šitas žmogus niekados nebus rodomas mūsų televizijoje. Jis nebus pakviestas į mūsų radiją. Štai, kadangi jis yra nepatogus, šneka dalykus, kurie kieti mūsų ausiai klausytis. Tačiau geroji žinia, ką turime nuo to išgirti arba atsidūrę tokiai situacijai, ką mes turime daryti. Yra galimybė pasirinkti, kadangi Dievas dovanoja laisvę, galiu daugiau su Jėzumi nebevaikščioti, galiu prisitaikyti ir būti kaip visi, arba galiu, taip kaip Simonas Petras ir tie 12 mokinių, pasakyti Viešpatie, pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažįstame, kad tu Dievo šventasis. Petras nepasakė, kad aš viską supratau tavo toj kietoj kalboj apie tavo kūną ir kraują. Jam ko gero buvo daug klausimų, tačiau jis nekėlė vieno paprasto klausimo. Tas žmogus, kuris išsakė man nepatogią tiesą, jis niekados nebuvo tas, kuris pataikavo arba melavo arba išdavė. Ne veltui Jėzus sako, jeigu netikite mano žodžiais, tikėkite bent mano pavyzdžiu, mano darbais. Petras ir jo komanda buvo matę, kaip Jėzus išgydo ligonius, išvarinėja demonus, kad jo žodžiai
visada patvirtinami Jėzaus pavyzdžių, jo darbais. Todėl netgi šią akimirką, kai jam reikia padaryti pasirinkimą, jisai gal jo logika vyriška net laiko tam tikro kietumo, tačiau jisai leidžia veikti tikėjimui. Jisai leidžia žengti tikėjimo žingsnį. Aš pasitikiu, aš tikiu Jėzau tavo žodžiais, nors dar nesuprantu. Taip daro maži vaikai. Jūs manote, kad kai mes buvome mažiukai ir tėtis ir mama pasakė, kad Kalėdų senelis yra kultūros rūmų aktorius, jie taip nesakė, sako, Kalėdų senelis atvažiuoja su kom ten savo laiku, kada reikėjo vaikui pasakos. Jie papasako ir mes tikėjom, mes nekėlėm tokių klausimų, iš kur Kalėdų senelis. Paskui, kada paskaitėm Bibliją ir pasidomėjom šventųjų gyvenimais, supratom, kad tas Kalėdų senelis yra reali istorinė asmenybė. Tai šventasis Mikalojus. Bet tada vaikui tas Mikalojus nieko nesakė. Mes pasitikėjome savo tėvelių pasakytų žodžių. Ta pati šiandien kviečia Viešpats padaryti ir mums, pasikliauti Dievo žodžiu ir dar kartą, kiekvieną sykį, būtų gal net kartą per savaitę, būtų geras dalykas atsakyti į tą Jozuės klausimą. Tai rinkimės, kam šiandien tarnausime, su kuom eisime. Su Jėzumi, kuris ne visada yra patogus, ar eisiu su pasauliu, eisiu su visais. Geroji žinia, tai kad šiandien esate bažnyčioje, jūs dar atėjot, vadinasi, jūs šiandien apsisprendėt dalyvauti antroji Viešpaties puotoje ir priimti Jėzų ne tik savo ausimis, bet ir į savo širdį komunijoje. Amen.